Lokomotyvų brigadų narių dėmesiui. 2015 m. 5 mėnesio 5 dieną apie 15 val. 39 minutės Šilutės geležinkelio stotyje įvyko eismo įvykis, kurio metu traukinys numeris 3334V tempiamas lokomotyvų junginiu ER20CF 011 ir numeris 032 valdomų vieno asmeniu dirbančio mašinisto P. Lisausko pravažiuodamas Šilutės stotį pirmuoju atšakiniu keliu neparengtų išvykimo maršrutu pravažiavo draudžiamą išleidžiamo šviesoforo L1 signalą ir atlenkė iešmo numeris 1 mailes. Pirminė eismo įvykio priežastis traukinio numeris 3334V mašinistas P. Lisauskas atvykdamas į Šilutės stotį ir sumažintų greičiu pravažiavęs įleidžiamą į šviesoforą L, signalizuojantį 2 geltonais žiburiais, tinkamai nestebėdamas ir neįsitikinęs išleidžiamojo šviesoforo L1 parodymais ir ar gerai parengtas išvykimo maršrutas, pravažiavo Šilutės stotį ir išvyko į tarpstotį Šilutė Vilkyčiai. Jau tyrimo pradžioje nustatyta ir tai yra viena iš eismo įvykio priežasčių bei galima prielaida eismo įvykių kilti netinkamas pokalbių reglamento tarp ESD ir mašinisto reikalavimų vykdymas, kai mašinistui perduodama žodinė informacija apie traukinio praleidimo sąlygas yra netiksli ir gali būti suprasta kaip klaidinanti. Šiuo atveju traukinio numeris 3334V mašinistas P. Lisauskas dar prieš artėjant į Šilutės stotį jau buvo ESD informuotas apie planuojamas traukinio praleidimo sąlygas, prieš tai neparuošus išvykimo maršruto, o žodinė informacija mašinistui buvo perduota labai netiksliai, neaiškiai ir netipiškai. 3334, atsakykite PGG eismo tvarkdariui. Klausau, 3334 Lisauskas. Aš PGG eismo tvarkdarys Ridikovskiai. Šilutę važiuosim atšakiniu keliu, tiesiai pravažiuosim. Gerai, supratau. Šią neaiškę ir klaidinančią informaciją mašinistas P. Lisauskas suvokė kaip išankstinę traukinio praleidimo sąlygą nestabdomam pravažiavimui pirmuoju atšakiniu keliu, pilnai parengtų maršrutu ir šviečiant žaliam išleidžiamo šviesoforo L1 žiburiui. Tačiau dėl nepaaiškinamų priežasčių vizualiai tuo neįsitikino. Eismo įvykio priežastys ir aplinkybės tyriamos. Prašome lokomotyvų brigadų narius būti ypatingai budriems, važiuojant su traukiniu ar manevruojant stočių bei privažiuojamuose keliuose, atidžiai stebėti šviesoforų signalų parodymus bei iešmų smailių padėtį esant blogam matomumui ar akinant saulei, pakartotinai įsitikinti leidžiamų šviesoforo parodymų. Taip pat atkreipti ypatingą dėmesį ir iš savo pusės užtikrinti tinkamą pokalbių reglamento tarp traukinio mašinisto ir ESD ar GSB reikalavimų vykdymą, ypatingai kai gauta žodinė informacija, pranešimas ar nurodymas yra neaiški, netiksli ar gali būti klaidingai suprasta. Tokiais atvejais turi būti pareikalauta informaciją patikslinti. Taip pat priminimas, jog traukinio mašinistui draudžiama pradėti judėjimą neturint aiškios, tikslios informacijos apie traukinio išvykimą ar praleidimo per stotį sąlygas, taip pat negavus aiškaus manevrų plano ar tikslios manevrinio darbo užduoties.